Sveiki, su jumis itžinios.lt ir aš Svajūnė Jackūnaitė. Trečiadienį Google Labs pristatė įrankį Browser Size skirtą interneto dizaineriams. Naujasis įrankis padeda lengviau suprasti, kaip vartotojai mato internetinės svetainės. Dizaineriai gali naudoti Browser Size, norėdami įvertinti, kurios internetinio puslapio dalis yra matomos, o kurios yra nematomos. Įrankis Browser Size yra pagristas duomenimis gautais iš Google.com lankytojų, sakė Google vyresnysis programinės įrangos inžinierius Bruno Bauden. Specialus kodas surenka vartotojų duomenis. Šis įrankis pasakys, koks procentas vartotojų gali matyti tam tikrą puslapio vietą. Pavyzdžiui, jeigu svarbus mygtukas pateiktas 80% regione, tai reiškia, kad 20% vartotojų turės lėtai peržiūrėti visą puslapį, norėdami jį pamatyti. Jeigu jūs esate interneto dizaineris, jūs galite pasinaudoti Browser Size įrankiu perkuriant svetainę. Tai leis įsitikinti, jog visos puslapio dalis aiškiai matomos auditorijai. Pirmieji atsiliepimai apie įrankį yra įvairūs. Tai įdomus įrankis, tačiau nebuvo atsižvelgta į tai, jog daugelio svetainių dizainas yra nestabilus. Taigi šis įrankis nėra toks naudingas, pasisakė vienas asmuo apsilankęs Google Code bloge. Naująjį įrankį Browser Size galima rasti Google Labs svetainėje. Su jumis buvo itžinios.lt. Iki!